Ortodontinio gydymo breketais metu yra labai svarbu gera burnos higiena, todėl mes turime turėti įvairias higienos priemonės. Tarkime, mes turime turėti paprastą dantų šepetėlį, su kuriuo mes valome dantis taip kaip įprasta. Sukamaisiais judesiais kiekvieną dantį idealiausia būna apvalyti maždaug 10 kartų. Kai išvalome breketus, turime neužmiršti, kad yra ir kiti dantų paviršiai, kuriuos lygiai taip pat reikia valyti. Tai yra kramtomieji paviršiai, kuriuos valome šluojamaisiais judesiais, ir liežuviniai paviršiai, kuriuos lygiai taip pat turime valyti šluojamaisiais judesiais. Kai išvalome dantis su įprastu dantų šepetėliu, rekomenduojama turėti vieno danties šepetėlį, su kuriuo reikėtų valyti breketus po breketo, virš breketo, virš lanko ir po lanko. Ir taip kiekvieną dantį. Kartais efektyviam išvalymui naudinga turėti ir didesnio dydžio tarpdančio šepetėlius, kuriais būna valoma tarp breketų, įvedami ir išvedami. Taip pat turime neužmiršti, kad reikia valyti ir tarpdančius. Rekomenduojama tarpdančius valyti arba su tarpdančių šepetėliais, kurie jums būna parenkami. Vėlgi tai būna atliekama įvedant į tarpdantį ir ištraukiant, ir taip valant kiekvieną tarpdantį tarp. Tarpdančių sveikatai taip pat rekomenduojama naudoti ir tarpdančių siūlą. Vienintelis dalykas, kad tai, kai yra breketai, šiek tiek apsunkėja. Dažniausiai mes turime pravesti dantų siūlą po lanku ir tik tuomet įvesti į tarpdantį.